Labadiena. Šiandien mama klausia nuomonės ir patarimo. Turiu 2 metų ir 8 mėnesių sūnų. Darželio nelankome. Jis sveikas, linksmas, gabus, smalsus ir judrus berniukas. Turime 15 metų pusbrolį su protinė negalia. Dažnai su juo susitinkame. Tačiau tada mano vaikas virsta tokiu pat. Beprasmiai žodžių kratiniai, šaukimai, visko mėtymai. Jokie pokalbiai ar aiškinimai nepadeda. Tik išvykus pusbroliui sūnus vėl toks pat. Skaičiau, kad dabar kopijavimo metas, bet labai skaudu matyti, kaip visas auklėjimo, lavinimo, pokalbio laikas nueina šuniui ant uodegos. Labiausiai neramina, ar tai neturės kokių nors pasekmių jo elgesyje, žodyne ateityje. Ar stengtis vengti šių susitikimų, o gal nekreipti dėmesio? Kai susitinkame su kitais vaikais, sūnus labai gražiai globoja, padūksta, bet kitaip, jau normaliai. Labai prašau, austėja patarkite. Nesinori nieko skaudinti ar atstumti, bet tiesiog galvoju apie savo vaiką. Iš anksto labai dėkoju. Klausimas tikrai yra, gilus ir sudėtingas. Dėl to, kad kaip ir pati mama rašo, nieko nesinori skaudinti, nieko nesinori atstumti. Ar ne, ir kaip ir norėtųsi, kad vaikas turėtų tą visą bendravimą. Bet akivaizdu, kad elgesys yra kitoks. Taip, vaikas kopijuoja, jisai mato tam tikrą elgesį, kaip ir visada vaikai yra linkę pamatyti kažką įdomesnio ir tą mėgdžioti, tą kartoti ir žiūrėti, kokia bus mūsų reakcija. Bet aš norėčiau pakreipti šį klausimą truputėlį kitą linkme. Kalbėti ne apie tai, ką daryti jums su savo vaiku, o ką daryti jums su kitu vaiku, kuriam reikia daugiau pagalbos, daugiau dėmesio iš jūsų pusės. Ir tada jūsų vaikas, matydamas, kaip kitam vaikui padedate jūs, koks yra jūsų elgesys, ir tada reflektuodamas pradės kopijuoti jūsų elgesį. Ir žinoma, tai yra procesas. Ir jokių būdų siūlyčiau nenutraukti šių susitikimų, nes jie yra svarbus, jie padeda jums ir jūsų sūnui augti, nors kartais taip ir neatrodo. Ir, aš manau, kad Lietuvoje mes susidurėme su šita problema labiau dėl to, kad mes niekada nebuvome mokyti. Ar ne, kai mes augome, mūsų klasėje nebuvo vaikų su negalia, kurie buvo integruojami, mums niekada niekas nepaaiškino, kaip jiems padėti, kaip su jais bendrauti. Išmokdami bendrauti su įvairiais žmonėmis mes praturtėjame, o ne prarandame. Taigi, tų gebėjimų įgijimas yra tikrai naudingas. Ir kalbant apie tai, kokia konkreti gali būti pagalba, tai reikia labai žinoti, kur yra to vaiko, kuris turi negalią stiprybės ir kur yra to vaiko, kuris turi negalią silpnybės. Taigi iš tiesų susėskite pasikalbėti su jo mama ir tėte, ir išsiaiškinkite, ką mato jie, kokias stiprybės ir kokias silpnybės mato jie. Ir dėl to, kad kiekvienas vaikas yra unikalus ir reikia vis dėlto fokusuotis į tai, ką vaikas daro tinkamai, o ne į tai, ką vaikas daro netinkamai. Turi būti labai aiškus ir labai protingi lūkesčiai. Niekada nekelkite tokių lūkesčių, ko vaikas tikrai negebės įgyvendinti. Nei jūsų vaikas, kuriam dar nėra net 3 metų, nei kitas vaikas, kuris turi negalią. Ar ne? Bet tikėtis vis viena reikia geriausio. Vis viena reikia tikėtis geriausio ir kad visą laiką bus augimas. Ar ne? Kitas dalykas, kad visi vaikai mėgsta mums padėti. Jie tada jaučiasi nepriklausomi, jie tada jaučiasi pasitikinti savimi ir netgi, jie nori jaustis nepriklausomi, atliekantis tokius darbus ir funkcijas, kokių net jie kartais dar negeba. Ir dėl to mes turime įsigilinti, ką vaikas jau geba ir ko jisai negeba ir kokius iššūkius mes galėtumėme jam kelti, ar ne? Tiesiog aš siūlyčiau, kad kiekvienas jūsų susitikimas būtų planuotas. Jūs turbūt, nesusitinkate kiekvieną dieną. Tai kai jau susitinkate, pagalvokite, ką veiksite, kokios bus jūsų veiklos, ko išmoks ir jūsų sūnus, ir kitas vaikelis. Kalbant apie vaikus su ypatingais poreikiais, jam turi būti labai
aiškios taisyklės ir labai aiški tvarka. Paaiškinimai turi būti paprasti, jie ypatingai, jeigu vaikas turi ir kalbos sutrikimą, ar ne? Ir tada nes jeigu jiems nėra aišku, jų elgesys tą atspindi. Ir, lietuviškai mes turime gerą tokį posakį, griežtas, bet teisingas, ar ne? Taigi taisyklės turi būti labai aiškios, bet vis viena jos turi būti nuoseklios, jos turi būti šiltos, jos turi būti su meile. Visi vaikai yra smalsus, visiems vaikams yra įdomu atrasti kažką naujo. Jeigu jūs matote, kad geriau yra veikla lauke, eikite į lauką. Eikite į kokią nors žaidimo aikštelę, pasivėžinkite, išbandykite naujas supines, naujas laipines ar kažką kitą. Vienu žodžiu, ieškokite, kas skatintų vaikų smalsumą ir susidomėjimą. Ką mes esame pastebėję? Mes esame pastebėję, kad netinkamas elgesys dažniausiai, net ir su visiškai normalios raidos vaikais, atsitinka tada, kai vaikam yra nuobodu. Kai jie nežino, kokią veiklą užsiimti, kai jiem trūksta veiklos, jie pradeda nuobodžiauti, tada ir prasideda visos, kaip mano močiutė sakydavo, zbitkos, ar ne? Tai jeigu norime, kad jų būtų kuo mažiau, mes turime pasirūpinti vaikų užimtumu. Kitas dalykas, ką vaikai gali, vėlgi, dažnai mes manome, kad jeigu vaiko kalbos raida yra sulėtėjusi, tai mes ir turime mažiau su jais kalbėti. Atvirkščiai, mes turime jiem paaiškinti, mes turime kalbėti beveik dar daugiau, ar ne? Galbūt ta kalba turi būti paprastesnė, bet iš tiesų mes turime užtikrinti, kad vaikas ir supranta, ką mes sakome, ir kad mes kalbame su juo pakankamai, kad jisai tobulėti. Dėl to yra labai svarbu su vaikais, visais kalbėti, ar ne? Kitas dalykas yra, kad, vėlgi, kai kalbam apie būtent kalbą, tai kalba yra mūsų pagrindinė komunikacijos forma, ar ne? Ir, aš labai visada rekomenduoju nenutraukti vaiko, nepertraukti, ypač jeigu jam yra sunku suformuluoti mintį, nesakyti, o jau supratau, jau viskas, jau einam darom, nes tada vaikam labai auga frustracija, jeigu jie jaučiasi, kad nuolat yra nukertami jo sakiniai, nukertamos jo mintis ir žodžiai. Vaikams labai patinka skaityti. Galbūt jūs galite rasti bendrų veiklų, kur galėtumėte atsisėsti, galėtumėte skaityti, vartyti knygelės ir rasti kažką bendro. Kitas dalykas yra tai, kad, būtent kaip jūs ir sakote, kad kartais vaiko negalia jam trukdo bendrauti su kitais vaikais. Ir mes dažnai negalvojame, kad kartais reikia išmokyti vaiką, kaip žaisti. Ir su vaikais, kurie turi ypatingų poreikių, kartais tai irgi yra iššūkis ir reikia mokytis žaisti paprasčiausius žaidimus. Ir tam tikrus gebėjimus reikia išmokti netgi prieš susitinkant. Ir vaikams visada yra svarbu nepamiršti humoro jausmo, pasijuokti tam tikrose situacijose. Aišku, iš jūsų laiško aš nelabai suprantu, kokio stiprumo yra ta negalia, ar jinai yra vidutinė, ar jinai yra didelė, bet iš tiesų visi vaikai mėgsta žaisti, visi vaikai mėgsta skaityti. Ir labai dažnai vaikams patinka klausytis muzikos, ar ne? Galbūt tėvai irgi žino kažkokių tokių ypatingų būdų, kaip padėti jų vaikui sutelkti dėmesį. Mes turime suprasti, kad vaikai, kurie turi ypatingų poreikių, dažnai turi ir kažkokią ypatingą dovaną. Kai kurie yra labai jautrus, kai kurie yra labai atkaklus, kai kurie yra labai atsparus. Ir, šitos jų dovanos yra daug svarbesnės negu gebėjimas, atkartoti abėcėlę ar pasakyti 5 eilėraščius. Kitas dalykas, kad visi žmonės, vėlgi dauguma, mūsų, jeigu
suaugusieji stengiasi, jeigu žmonės aplink mus stengiasi, progresuojame, ar ne, mes tobulėjame. Ir, suaugusieji yra atsakingi už tą vaiko tobulėjimą. Tik tai tiek, kad, tas tobulėjimo greitis kiekvienam žmogui yra skirtingas. Dėl to jūs skatinčiau daugiau kalbėti su sūnumi. Kalbėti apie tai, kad jo pusbroliui nėra taip lengva kaip jam. Kad pusbrolis tik mokosi. Ir jis tą jau mokėdamas gali būti absoliučiai nuostabiausias mokytojas, parodydamas savo pusbroliai tai, kaip vis dėlto reikia elgtis tam tikrose situacijose. Kad jūsų sūnus nemokytųsi iš to, kuris dar nemoka, ar ne, neregresuotų, o kaip tik būdamas, labiau ištobulėjęs tam tikrose srityse, dalintųsi tai savo gebėjimais. Parodytų, jūs galite turėti netgi kažkokį tai ypatingą ženklą, kur jau parodytumėte savo sūnui, čia yra ta vieta, kur tu gali parodyti, kaip tu jau nepaprastai puikiai moki. Ar ne? Nes kiekvienam vaikui yra nepaprastai svarbu tas pasitikėjimas savimi ir abipusė pagarba. Ir, kalbėdamas su savo vaiku, jūs jam parodysit, kad kiekvienas žmogus yra vertingas, kiekvienas turi stiprybių ir kiekvienam žmogui yra vietos po šią saulę. Ir žinoma, kartais jums nepavyks, kartais jūs susidursite su iššūkiais, kartais nebus taip gerai, bet tai irgi yra gyvenimas. Ir aš manau, kad vis dėlto reikia daug atvirumo ir su vaiko turinčio negalią tėvais, kad jūs galėtumėte kalbėtis ir apie tai, kaip galite padėti vieni kitiems. Galbūt jie turės įžvalgų, kurios ir tada iš tiesų auksite ir jūs, ir jūsų sūnus, ir tai bus nepaprastai nuostabi pagalba ir tai kitai šeimai. Žodžiu, visapusiškas augimas. Taigi tikrai nenutraukite bendravimo, tęskite jį, tik tai paverskite jį sąmoningesniu, drąsesniu ir tada, aš manau, nauda bus visapusiška visiems. Sėkmės!